Va, saulutė pasislėpė už pastato ir horizontas truputį gan gražiai atrodo. Pastatai iškėlė virš to rūko. Čia va tas pastatas toksai susuktas, tai mes čia šalia jo. Ir kad man dar kas patinka va, iš dizaino, tai yra įvairiausių formų, neįprastų projektuojama. Nes tie kvadratiniai visokie jau atsibodė, tie pastatai, visi visam pasaulyje tie kvadratiniai dominuoja, bet visokie apvalūs, įvairiausių dizainų, formų. Tai va tas dalykas žavi mane. Parodysim dar paskui, kokių čia yra priprojektuota ir kokių statoma. Sveiki visi, grįžom į Ispaniją iš Dubajaus. Grįžom sėkmingai, nes mūsų skrydžio metu, čia tas buvo penktadienį, dar nebuvo prasidėję jokių karinių veiksmų, tik tai ant rytojaus išgirdome, kad prasidėjo šaudymaisi. Tai buvo šiek tiek šiurpoka, kai pagalvoji, buvom per plauką realiai nuo, jeigu vieną dieną ilgiau ar dviem, tai būtumėm ten jau pastrigę, nežinia kuriam laikui. Bet, kaip sakoma, niekada nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Iš principo, prieš skrydį aš kažkaip buvau nusiteikęs priešiškai prieš tas musulmoniškas šalis, prieš visokias Arabijas, tuos kraštus, nes man tos arabų šalis kažkaip nėra artimos. Bet skridome įdomumo dėliai, atostogų, plus prie viso to dar norėjusi nuskridus, man kaip iš profesinės pusės norėjusi pamatyti, pajausti, patyrinėti, kokie ten yra statomi būstai, kokios kokybės, kokios kainos, kokie projektai, nes, kaip žinia, daugelis yra matę ir girdėję apie įspūdingus Jungtinių Arabų Emyratų statomus NT projektus. Ta pati Kalifa, aukščiausia pasaulyje, 828 metrai aukščio. Tai pirmoje vietoje pagal aukščiausių pastatų palmės, kurios irgi dirbtinos salos supiltos, niekur kitur pasaulyje tokių dalykų nėra. Tai tas dalykas mane kažkiek intrigavo ir norėjosi pamatyti iš principo. O dabar, kas liečia, sakykime, tai, kas vyksta šiuo metu, tai mano supratimu dabar Dubajus turi puikią progą įrodyti, kiek iš tikrųjų jis yra saugus. Nes kai viskas ramu, tai yra valio, jie turi pinigų, turi naftos, jie gali statytis, gali rodyti pasauliui savo įspūdingus projektus ir sakyti, kad mes esam ideali vieta visiems atvykstantiems investuotojams. Bet kai iškyla va tokios situacijos, tokie neramumai, tai yra, kaip pasakyti, egzaminas, testas, išbandymas, ko iš tikrųjų esi vertas, ką sugebi ir ką gali. Tai iš principo aš taip ir žiūriu į šitą situaciją, kad tai yra puikia proga Dubajui įrodyti savo saugumą, jog ten tikrai verta investuoti. Tai mes tai ir pamatysim. Iš kitos pusės yra gan įžymūs žmonės pasaulinio lygio, kaip Elonas Muskas, Pavelas Durovas. Tai jų žodžiais kalbant, Dubajus yra saugiausia vieta palyginus su bet kuria Europos šalimi. Tai vat nuėjus, sakykime, į X platformą ir vedus Dubai, tai mes iš karto galime pamatyti, aišku, daug informacijos, ten yra daug feiko su AI padaryta, vienas iš AI filmukų padarytas, tikrai. Tai vedus Elon Musk Dubai, mes galime matyti tokius postus, kaip kad šitas "No country is perfect, but Dubai and UAE safer and better run than many areas of Europe." Tai taip jis ir kalba, kad ne vienos šalis nėra ideali, be abejo. Bet Dubajus ir apskritai Arabų Emyratai yra daug saugesni ir daug geriau valdomi nei bet kuri Europos šalis. Tai čia Elono Musko žodžiai. Man tai suteikia patikimumą. Tai aš, sakykime, pasitikiu daug labiau tokiais žmonėm negu politikai. Nes politikai jau yra įrodę, ką jie tikrai gerai sugeba, tai meluoti. Tai tokie žmonės man įneša šiek tiek
aiškumo, įneša pasitikėjimo ir užtikrintumo, kad viskas turėtų būti gerai. Dar vienas postas yra įdėtas, kaip yra reitinguota pagal saugumo indeksą. Tai Arabų Emiratai rodo pirmą vietą, Kataras, Andora ir taip toliau. Nors Kataras nuo bombų ten kenčia labiausiai. Tai nežinau, pasižiūrėsim, kaip čia iš tikrųjų bus. Lygiai tas pats su Pavelu Durovu. Ir labai įdomus jo postas yra. Jis rašo, kad unfortunately I had to leave Dubai for Europe a week ago. Gailisi, kad teko jam palikti Dubajų prieš savaitę. So I'm not only missing the free fireworks from Iran. Jisai šiek tiek juokauja, ironizuoja, kad praleido nemokamą ferverką gautą iš Irano. But also exposing myself to great risk. Bet jisai teigia, kad nebūdamas Dubajų, jis yra didesnėme pavojuje. Given Europe's crime rates, Dubai is statistically safer even with missiles flying. Turint omenyje Europos nusikaltimo duomenis, Dubajus statistiškai yra daug saugesnis, netgi skrendant virš galvos raketoms. Can't wait to be back. Nekantrauju sugrįžti. Tai pasiskaičius tokių žmonių postų, man yra daug patikimiau klausytis ir tikėti jais, nes jie tikrai žino, kas vyksta šiame pasaulyje, tikrai žino, kaip elgtis tokiose situacijose. Tai šitoj vietoje jokių politikų, jokių mass medijos, ypač to labiau. Ir dar vienas iš pavyzdžių, kurie man suteikė šiokį tokį įspūdį dėl Dubajaus saugumo, tai kad pats prezidentas Emiratų vaikšto po Dubajaus molą, paprasčiausiai sėdi kaviniai, bendrauja su žmonėm, susitinka belio kokį pakeleivį, paspaudžia jam ranką. Tokių dalykų, aš nesu matęs nei mūsų šalyje, nei čia Ispanijoje nerodo. Čia visi prezidentai ir ministrai važinėja su didžiausia apsauga ir prie jų net neprieisi. Nei klausimų užduot, nieko. O sakykime, Emiratuose tokie dalykai yra norma. Aš tarp kitko kalbėjau su vienu irgi, mes ten buvom susipažinę su vienu arabu, jis dirba nekilnojamo turto srityje. Tai jisai lygiai tą patį man kalbėjo, bet po to aš tikrinausi irgi video vaizdus ir pamačiau, kad jisai tikrai kalbėjo tiesą. Tai, kad gali, sako, arabų šeichą, jo sūnų, premjerą, ministrą pagrindinį, tai jo sūnus, sako, irgi, arba jisai pats, sako, gali irgi vaikšto molę, prieina prie žmogaus, paklausia, kaip sekasi, kaip gyvenate ir panašiai. Tokių dalykų nevyksta niekur, aš nesu matęs. Tai ką tai sako apie pačius Arabų Emiratus, kad ten visai kita santvarka, visai kita tvarka, pasitikėjimas žmonių yra saugumo jausmas, jeigu tokie dalykai vyksta. Vienas iš tokių vaizdų. Good. You happy? I'm very happy. Good. Where are you from? I'm from Ghana. Enjoy your stay. All right. Have a good time. Very good, safe country. Čia mes matome, yra prezidentas Arabų Emiratų ir jam spaudžia ranką eilinis praeivis. O čia mes matome, čia yra sūnus, šitos knygą, kur aš turiu ant stalo, Mohamedas Maktumas, Dubajaus ministras pirmininkas. O čia jo yra sūnus. Tai tokių dalykų čia Europoje to labiau aš niekur nesu matęs. Kitas man vienas iš įrodymų dėl Dubajaus, saugumo, tai kad Dubajus kompensuoja savo turistam išlaidas, kurias turistai patyrė dėl šių įvykių. Hotels are being asked to extend stays until airport operations resume and tourists are able to leave. Tai viešbučių buvo paprašyta, kad jie pratęstų nakvynės, apsistojimą, kol oro uosto veikla bus atnaujinta ir turistai galės grįžti namo. Tai čia straipsnių yra ne vienas, Euronewsas, Time Out Dubai, čia visur taip rašom. Tai straipsniai tokie yra išėję, kaip ten iš tikrųjų aš nežinau, žmonės su tuo, kurie susidurs, ta informacija gal šiek tiek vėliau bus aiškesnė, bet straipsniai kol kas tokie yra. Parsivežiau knygą, kurią matote ant stalo, viceprezidentas, premjeras ministras, Al Maktumas. Tai yra tas žmogus, kuris realiai per 50 metų sukūrė tokį Dubajų, kokį matome dabar. Tai yra kažkas tokio ypatingo. Tai man buvo labai įdomu nusipirkti jo knygą, ir paskaityti ją, sužinoti šitokio žmogaus mintis, suprasti, kaip jisai mąsto,
suprasti, kaip jisai gyvena, kaip jisai sprendžia gyvenime problemas. Tai aš tikiuosi visą tai rasti knygoje. Aš tiesą, kas man tik tais pirmi žodžiai, kurie įstrigo šitos knygos, tai aš skaičiau truputį intro ir man patiko vieni jo iš žodžių, tai parašyta as a public servant, tai kaip visuomenės tarnas. Mes tokių realiai politikų neturime. Visuomenės tarnų, bet jisai rašo as a public servant, I gain joy and energy from the happiness of my people. Kaip visuomenės tarnas, aš įgyju džiaugsmą ir energijos iš mano žmonių laimės ir sėkmės. Čia yra tikras valdovas, tikras vadovas ir tikras savo šalies šeimininkas, kuris tarnauja savo žmonėms. Tai, kas liečia Dubajų, tai aš taip ir pajaučiau, kad ten yra tikrai tvarka, gan tvarkinga, gan griežtai viskas sistematizuota, santvarka atrodo super. Dar ką pajaučiau, tai gan aukšta kokybė viso ko, aukšta kokybė aptarnavimo, to, ko Ispanijoje nei su žiburiu nerasi. Sakykime, kas liečia Lietuvą, tai aptarnavimas jisai pakankamai geras, palyginus. Bet Ispanija tai tragedija, o Dubajus tai yra aukščiausio lygio, kokį aš esu patyręs ir kiek aš esu patyręs. Ta pati tvarka, kai su skudurėliu metro darbuotojai valo grindis nuo dulkių. Tai va, kas liečia Ispaniją, dabar dėl Ispanijos irgi man buvo labai įdomi pozicija šitų klausimų, dėl to, kas dabar vyksta. Tai aš dabar radau tokį video, kurį mes galime dabar pasižiūrėti. Dos países atacaron a Irán unilateralmente. Jisai ir kalba. Dvi šalis, Amerika ir Izraelis, A Irán unilateralmente, užpuolė Iraną Estados Unidos e Israel, sin contar con la comunidad be tarptautinės bendruomenės pritarimo. Čia verčia jisai consulting, pasitarimo. internacional. Que se puede estar contra un régimen It is possible to be against a hateful regime. Jis kalba, kad galima nepritarti, sakykime, tos šalies Irano režimui. odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional. Bet taip pat jie nepritarė kariniai intervencijai, kuri prieštarauja tarptautiniai teisei. Tai Ispanijos pozicija yra tokia. Y como he dicho antes, que vulnera el derecho Ir tai pažeidžia tarptautinę teisę. Y que siempre hay espacio para una solución negociada, en lugar de dejarse arrastrar por la devastación de las armas como única salida posible. Tai sakykime, Ispanijos pozicija šiuo klausimu yra gan adekvati, nes kodėl dabar Dubajus gauna, sakykime, raketų, ar ne? Gavo ir gauna. Todėl, kad tiek Arabų Emiratai, tiek aplinkinės kitos šalys, jos yra Amerikos sąjungininkės. Ir ryšium su tuo, ten yra Amerikos karinės bazės. Radarai, karinė technika ir panašiai. Tai Iranas, jisai masto strategiškai. Jam reikia nukalti ausis ir akis Amerikos, kad nesusektų jų karinių taikinių ir šitaip galėtų neutralizuoti savo priešininkus, kurie juos užpuolė. Realiai be pagrindo. Tai čia netgi ir perspėjimas kitoms šalims partneriams Amerikos, kad jeigu jūs prisidėsite prie šitos kovos, jūs taip pat kentėsite. Nes iš principo Iranas bendradarbiauja tiek su pačia Rusija, tiek su Kinija. Nes irgi kiek domiuosi, kiek skaitau, kiek žiūriu, tai čia yra paprasčiausiai nieko man keisto ir naujo. Tai yra toliau besivystantis konfliktai, nes anglosaksai, kurie įkūrė tą pačią Ameriką ir kurie kolonizavo pusę pasaulio, jie toliau nerimsta ir jie nori užgrobti totaliai viską. Tai čia realiai vyksta karas toliau prieš Rusiją ir prieš Kiniją. Noras dominuoti, noras valdyti, noras turėti vienpolį pasaulį, bet ne dvipolį ir tripolį. Tai Dubajus, kas liečia saugumą, aš labai tikiuosi, kad Dubajus išlaikys savo vardą ir įrodys, ko jisai tikrai yra vertas, nes man tie projektai, kurie yra Dubajuje, man jie tikrai žavi. Prifilmavom gan nemažai vaizdų, tai aš juos tikrai įkelsiu ir parodysiu, ką mes matėm, ką patyrėm, kur buvom, ką darėm. Matėm
gan įdomių projektų, susipažinom su partneriais, su kuriais bendradarbiaut susitarėm ir reikalui esant mes galime suvesti klientus su Dubajaus rinka nekilnojamo turto. Tai kokių klausimų dėl esamų projektų, galimybių, kaip investuoti, kokie mokesčiai, įstatymai, tai šitą info mes galėsim pateikti. Man taip pat buvo įdomu ta kokybė, tai parodysiu, kokią kokybę mes gavome už kokią sumą. Nes mes nuomavomės per bookingą ir man buvo labai tikrai įdomu, ką aš už tai gausiu. Tai šiai dienai čia toks trumpas mano video, toksai kaip intro apie Dubajų patį, apie tai, kas šiuo metu vyksta pasaulyje, ypač tame regione, apie tai, kad mes ten buvome, apie tai, kad mes, rizikavome, bet taip gyvenimas sudėliojo, kad leido mums grįžti, nes buvo minčių, kai užsakinėjom bilietus, kad galbūt ilgiau prasitęsti porai dienų, bet gyvenimas taip lėmė, kad sudėliojo taip, kad tokio varianto nepasirinktumėm ir grįžtumėm namo. Tai kol kas tiek ir iki sekančio karto.